Sveiki, draugai, tikiuosi, kad jaučiatės puikiai. Visų pirma, noriu Jums padėkoti už tokį gerą atsaką ir reakciją mano paskutinį video. Tikrai to nesitikėjau. Man buvo be galo malonu skaityti Jūsų komentarus ir ačiū už Jūsų pozityvumą, už Jūsų palaikymą. Nežinau, ar ir toliau bus tokia gera reakcija į mano video, nes vis tiek ateityje aš planuoju ir papasakoti apie dalykus, kurie man nelabai patinka Lietuvoje. Na, bet savo kanale aš noriu dalintis tuo, kas mane įkvėpia. Aš noriu dalinti savo istoriją, savo patirtimi, skirtingais receptais ir taip toliau. Tai ačiū, kad esate su manim. Ir aš noriu dabar trumpai pasakyti, buvo labai populiarus klausimas, ar aš turiu lietuviškų šaknų. Ne, aš neturiu lietuviškų šaknų. Aš turiu urugvajietišką pasą ir itališką pasą. Gyvenu Lietuvoje, nes man davė leidimą gyventi. Taip. Tai jeigu aš turėčiau lietuviškų šaknų, aš turėčiau ir lietuvišką pilietybę, bet aš jas neturiu, nes aš neturiu lietuviškų šaknų. Jeigu jūs man netikit, galite paklausti Lietuvos ambasadą, jie viską patvirtins. Antras dalykas. Buvo komentaras, kad jie netiki, kad aš esu urugvajietė, nes aš neturiu latinoamerikietiškų bruožų. Tai aš noriu pasakyti, kad niekas Urugvajoje neturi latinoamerikietiškų bruožų, nes Urugvajus, kaip ir Argentina, yra emigrantų šalis. Ką tai reiškia? Kad tikrų urugvajiečių, indėnų nebėra, jų tiesiog neegzistuoja. Nes kai atvyko konkistadorai iš Ispanijos, jie išnaikino visus indėnus Urugvajoje. Ir dėja, dabar jų nebėra ir Urugvajoje gyvena tik emigrantų palikuoniai. Iš kur atvyko emigrantai? Iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, iš Lietuvos, iš Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Bulgarijos, iš visos Europos. Ir jie atvyko gyventi į Urugvajų, ieškodami geresnio gyvenimo. Tai dabar ten gyvena emigrantų palikuoniai. Tai jeigu jūs atvyksite į Urugvajų, jūs nustebsit, nes pamatysite, kad visi turi europietiškų bruožų, kaip ir aš. Tai dėl to aš norėjau tiesiog pakomentuoti tai, kad būtų aiškiau. Ir paskutinis dalykas yra tai, kad aš Lietuvoje gyvenu jau 18 metų. Tai realiai didžiąją savo gyvenimo dalį aš praleidau čia Lietuvoje. Ir būtų keista, jeigu aš nekalbėčiau lietuviškai gerai. Bet man labai pasisekė, kad Lietuva davė man galimybę išmokti ne tik lietuvių kalbą, bet ir anglų ir rusų. Tai realiai aš kalbu keturiomis kalbomis laisvai ir truputį italų, bet aišku ne puikiai, tikrai reikia tobulinti visas kalbas. Ir jo, bet aš labai dėkinga, kad turėjau tokią galimybę, nes iš tikrųjų ne visi urugvajiečiai turi galimybę išmokti tiek daug kalbų. Mes atvykome pas tėvus, nes šiandien yra gruodžio 24 diena ir mes kartu lauksime 25 dienos. Urugvajoje irgi švenčia Kalėdas, aišku, mes prisimenam Jėzus Kristaus gimimą. Ir visa šeima susibūrė kartu, kaip ir Lietuvoje, tik tais mūsų tradicijos truputį skiriasi, ypač maistas. Ir jeigu šiandien jūs gaminsite 12 patiekalų, tai Urugvajoje tai nėra principinga, svarbiausia, kad būtų jautiena. Mes gaminame asado, tai yra kaip jautienos steikas, kažkas panašaus. Tai urugvajiečiai iš tikrųjų nevalgo kiaulienos. Kam valgyti kiaulieną, jeigu jautiena kainuoja daug pigiau ir ji yra labai skani. Nežinau, ar girdėjot, bet urugvajietiška jautiena yra viena iš geriausių pasaulyje. Ir iš tikrųjų aš labai pasiilgau urugvajietiškos jautienos. Čia galima rasti, bet ji kainuoja labai brangiai. Ir taip, tai aš linkiu jums irgi galbūt paragauti urugvajietišką jautieną kažkada nors. Ir aš jums garantuoju, kad jeigu jūs nesate vegetaras ar veganas, tai jums tikrai patiks ir jūs norėsite pakartoti. Taip pat mes valgome pan dulce, tai yra kažkas panašaus į panettone ir turron. Aš irgi mačiau turron parduoda ir Lietuvoje, bet matau, kad lietuviams nelabai patinka, arba patinka, bet kažkaip nelabai perka. Tai taip, Urugvajoje tai yra labai populiaru ir visi valgo turron Kalėdos metu. Ir aišku, kaipgi be mate. Mate yra mūsų tradicinis gėrimas, urugvajiečiai geria mate ryte, dienos metu, vakare, visada, kaip lietuviai geria kavą, taip ir urugvajiečiai geria mate.
Ir Kalėdos metu aišku, kad jie irgi geria matą. Ir jeigu jums būtų įdomu sužinoti, kaip taisyklingai paruošti matą, aš turiu shortsą YouTube, įkeliau šiandien, tai galit pažiūrėti, ten yra viską parodyta. Ir irgi yra labai svarbu pasakyti, kad urugvajiečiai švenčia Kalėdas vasaros metu. Tai jeigu mes laukime žiemos, ir mes žinome, kad mes švęsime Kalėdas su sniegu arba be, kaip šiandien Klaipėdoje nėra sniego, tai urugvajiečiai žino, kad vasaros metu jie švęs Kalėdas. Tai jūs turbūt jau žinote, kad kai Lietuvoje yra žiema, tai Pietų Amerikoje yra vasara ir atvirkščiai. Tai pavyzdžiui, aš gimiau spalio 16 dieną, aš švenčiu savo gimtadienį Lietuvoje rudenį, o Urugvajoje pavasarį. Ir šiandien urugvajiečiai sutiks Kalėdas su šortais ir bus labai karšta. Tai taip, jie neasocijuoja Kalėdas su sniegu kaip mes, o su saulė ir su vasara. Aš labai daug dar galėčiau papasakoti apie Urugvajų, bet šiandien yra gruodžio 24 diena, tai aš norėjau labai greitai nufilmuoti video ir kelti vaizdo įrašą į YouTube, nes jau praeina šventės ir aš norėjau labai greitai papasakoti apie tai, kaip urugvajiečiai švenčia Kalėdas, nes paskui tai nebus labai aktualu. Tai kaip galėjau greitai, labai trumpai papasakojau ir tikiuosi irgi buvo įdomu, naudinga. Ir aš linkiu jums labai gražių švenčių. Mylėkit savo šeimą, būkit laimingi. Iki.